Sveiki visi. Šiandien video bus lietuvių kalba. Mes susitiksim su Aurimu Mockum, keliautoju, kuris su irkline valtim переплавке per Ramųjį vandeną. Ну вот Ауримус передал микрофон, и надеюсь, сейчас будет нормально слышно. У меня микрофон, к сожалению, только один, поэтому или я говорю, или он. Пускай он говорит, а я помолчу. Iš kur čia? Čia yra 83 metais, kada buvo įkurta vandenynų ir klotojų asociacija. Tai būtent toks buvo simbolis, bet sakau, čia tikrai nieko Kuršio, čia tai paimta iš Kuršių kalendoriaus, iš Rasos šventės žymis. Mūsų senuoju raštu ženklas, o čia toks tiesiog sutapimas. Ne, čia atsiuntė kartu su diplomu. Sertifikatą, nes grinai tas pats ženklas. Valgyt kartu vežiausi, bandžiau gaudyti. Ne visada sėkmingai, bet daug maisto turėjau. Iš tikrųjų dar buvo maisto skaičiuojama 8 mėnesiam beveik, bet kadangi mačiau, kad labai greitai iš tikrųjų vyksta tas plaukimas, tai jau antroji pusėje pradėjau nebetaupyti. Tai pradėjau geriau maitintis, nors čia nesenai draugas buvo paėmęs duomenis mano laikrodžio, nes aš taip ir neįsiaiškinau, kiek aš tų kalorijų išdeginu, tai jisai pasižiūrėjo, sako, pas tai buvo taip, 6000 kalorijų į dieną išdeginama nuo irklavimo, o suvartojimas buvo apie 3500 kažkur. Tai šitos kelionės nėra tikslo kartotinai, jau yra įvykusi. Bent jau irklavimo asociacija įvertinus visas aplinkybės, tai mano. Australijos yra, ne? Čia ne Australijos, čia yra pasaulio. 25 kg. 116 išplaukiu, 91 atplaukiu. Dabar jau vėl 110. Jo, kalbėjau jau čia, ta prasme, yra keli scenarijai. Arba Kuršis, jeigu kažkas parodo iniciatyvą, lieka muziejui. Jeigu miestas ar muziejus nuspręstų kažkiek prisidėti, o jeigu ne, tai tada, kimbam į darbus, restauruojam, tvarkom ir laukit tolimesnių kelionių. Bet tolimesnės kelionės, ar jums neužtenka jau? Man neužtenka. Man gyvenimo turbūt neužteks mano kelioniam, kiek yra priplanuota. Kaip čia pasakė? Sako, pasakys, taip sakant, poetas ir skambiausia daina pakartota savo buvusio grožio. Neskleiskite, jūs jau padarėte, taip sakant. Tai, bet vandenynas tik vienas, o yra daugiau. Tai kiti trumpesni yra. Tai, kai da ilgesnį įveikė. Atlantas nepalyginti. Atlantas gal, kaip sako, ant deserto paskiau. Atlantas vienas juokas palyginti. Nu, nėra juokas. Nei viena jūra, nei vienas vandenynas nėra juokas. Vyksta ir klotojų per Atlantą jau daug. Ir per Ramųjį vandenyną vyksta tik tais dalį vandenyno jie kerta. Tai dalį. Nuo Kalifornijos iki Havajų. Suprantat, nuo Kanarų salų iki ten kokios nors ten suprantimų. Karybų. Kad išplaukti, koks svoris buvo, krovinius. Starto metu buvo tona 550 kartu su manim. Pačios valtės be maisto ir be manęs, tik su įranga reikalingiausia, be papildomas įrangos 750. Korpusas beveik netoli 400 svėrė, tik korpusas. Bet žiūrėk, jūs dabar dieną plaukiat, paskui miegoti einat, bet jums miegojant gal surovės dagas. Tai jeigu taip yra, tai tiesiog atriklot, paskui turi vėl. Dažniausiai vis tiek čia vieša paslaptis, kad stengiasi planuoti atstumą taip, kad pakliūtum į tinkamus vėjus pagal tinkamą laiką ir į tinkamas sroves. Bet kadangi vis tiek tie sezono laikai yra trumpi, o su valtim tai plauki tai ne mėnesį, ne 2, kur, sakykime, tai tenka vis tiek pakliūti ir į tokį. Bet, pavyzdžiui, pusiaujo srovė, ten, sakykime, ta šiaurinė, tai jau buvo žinoma, kad ten bus didžiausias greitis ir jau buvo išskaičiuota, nes ten jinai 10 000 metų tiesiog vyrauja tas vėjas ir dėl to tai ir srovės susiformavusios ir viskas jau ten yra jau pastovios, reguliarios. Parašiutinis inkaras. Turėjau ir paprastą, bet čia jau tiems blogiausiams atvejams, jeigu jau ten
neišvengiamai finišo metu, sakykime, mane tave neša į krantą, į kurį tu nenorėtum, uolos, rifai, kažkas, tai tada jau tu stengtumės kabintis už rifo ar kažkur, kad nesudaužytų tiesiog ir viskas. O, sveiki. Sveiki. Malonu Jūs matyti. Dėkui, kad padarei tokį žygdarbį. O tai kiek laiko jūs čia Ačiū labai. eksponuosit? Tai dabar iki 4 valandos pažadėjau pastovėti. Trumpai. Žmonės turėtų klaipėdiečiai pamatyti. Aš manau, kad kas labiausiai norės, tai net lietaus neįsigando atėjo. Tai reikėtų saugot, bet neturiu tokių resursų pats. Savivaldybė atrastų. Tai bet aš ne savivaldybė, aš matot, aš negaliu. Bandžiau ir merą pakvies, bet tiesiog žmogus dabar atostogauja, gal ne. Ant pakilos reikia tokią valtį eksponuoti, kad žmonės... Vieniems taip atrodo, kitiems šiukšlyną rašo reikia mesti. Tai žinot, įvairių nuomonių yra. Kaip? Ne, jokio stiklo. Tik taip, o kaip? Tai čia jeigu kiti galvoja, kad čia užsideda stiklai ar kažkas, bet ne, nieko panašaus, nes neįsivaizduokit, vėjas, tai čia taptų tau kaip kliūtim, tave verstų per tą pusę buringumas, tiesiog iškart neitų suvaldyti valtis. Jinai ir taip yra didelį buringumą turinti valtis. Aišku, tas ir palengvino galbūt siekti, kaip pavyzdys, rekordiškai greitai atplaukti, bet jeigu taip, patys pavojingiausi momentai būna starto ir finišo metu. Ir tai, kai aš sakau, jeigu dar startą eina paplanuoti arba atkelti, jeigu matai, kad blogas oras, finišą tu nesuplanuosi. Tai jau kur tave maždaug jau neša, tai tu jau turi ir susitaikyti maždaug, kad kiek jau ištaikysi tą tašką tiek. Nes mūsų jau, pavyzdžiui, buvo irgi atkarpa finišui, kadangi vis tiek pradžio dar ir apie Sidnėjų galvojau, bet jau supratau, kad Sidnėjus bus neįmanoma, jau kai maždaug jau pusę nuplaukiau, nes tiesiog matau, kad neina taip jau čia paplaukėti prieš tos vėjus ar ką. Tai supratom, kad geriausiu atveju Brisbane'as, bet buvom nuo Brisbane'o iki pat šiaurės užsidėję maždaug kokią 500 mylių atstumą, kur teoriškai galėjom išplaukti. Nes ten irgi ir pagal srovės pakrantės, nes pakrantės srovėja iki 3 mazgų, kas yra labai labai daug. Tai tiesiog jinai eina arba iš pietų į šiaurę, arba iš šiaurės į pietus. Tenais, nuo metų laikų. Man buvo jinai pakankamai palanki tuo metu, jeigu aš būčiau dar ten pasvyręs, gal, sakykime, gerus 120 jūrmilių, aš būčiau pakliuvęs į srovę tą. Ir aš jau buvau skaičiavęs, kad jeigu mane ir užneš daugiau į šiaurę, aš su ta srovė ganėtinai gerai pataikysiu į Brisbane'ą. Tai aš net džiaugiausi, net ir to, kad ir kaip keista kai kuriems atrodys, aš džiaugiausi net, kad ir tas taifūnas pareina. Nes pagal mūsų įskaičiavimus jisai neturėjo ant mūsų eiti, jisai blaškėsi ir kada aš jau Chesterterio rifus apiplaukiau, nes man juos reikėjo apiplaukti, nes aš supratau, kad visko gali būti, blogiausias scenarijus tu turi numatyti ir jeigu tu būsi tarp Kaledonijos ir tarp rifų, tai tu supranti, arba tave Kaledonijai tada užmes, arba rifų sudaužys. Tai aš jas turėjau užplaukti ir stengtis kuo daugiau koralų jūrai pasistumti į centrą link saugesnės vietos. Tai taip ir gavosi, kad 12 valandų prieš aš gavau paskutinę, kada dar išėjau su komanda į ryšį signalą, kad sako, nuo tavęs traukėsi taifūnas, nes jisai kas pusę dienos aš gaudavau vis naujas naujienas ir sakau, paskutinės 2 naujienos buvo, kad jisai lygtis iš pradžių sakė, eina tiesia trajektorija, paskui jau, sakau, pats geriausias scenarijus buvo, kad jis sako, jisai traukės link Brisbane'o. Tai aš, man nuotaika, ten motivacija 10 balų, iškart galvoju, man čia pats geriausias, ką aš galėjau išgirsti. Bet kai ryte bandžiau pasijungti, jau mano buvo nusėdusios iki kritinės ribos baterijos, nes 3 paros aš jau buvau prieš audrą, tiesiog buvo dangus apsiniaukęs ir saulė nebegamino energijos. Ir tada jau, kada jau mane bandžiau išeiti ir matau, kad neišeina, Garminas sugedęs, kuris atrodo SMS susiųsdavo 24 valandas 7 dienas per savaitę, viskas sugedė ir nebegavau, bet aš vadovausi to, ką aš turėjau prieš 12 valandų. Tai galvoju, traukės. Sako, prisirišk dėl viso pikto, turime daiktų susirišk, užsisunkink svorį, viską padariau, čia viskas buvo maksimaliai surišta, pridaryta, ir tiesiog laukiau, o sulaukiau. Labai įdomi. Sulaukiau. Tiesiog pasirodo, jo. Kaip aš sakau, aš net, kai aš sakau epicentrą, čia atsiranda visada didelių jūrininkų, kurie čia kabinėjasi prie kiekvieno.
kokį epicentrą, ta prasme, visi supranta, kad aš neku apie tą blogiausią dalį, kurią aš buvau pakliuvęs šalia epicentro, nes epicentras būna visada, kai sakau, ten gali žvakės deginti, ten nėra jokio oro aplink tave, tik tai viskas sukas ir įsitraukęs, jo, ciklono akis. Tai, bet aš buvau toj vietoj, kur jau ten didžiausias vėjas buvo. Ir taip ir gavosi, kad aš plaukiau drąsiai, nusijėmęs nuo parašiutinio inkaro ir taifūnas pasisuko į mano pusę. Tai gavosi taip, kad aš ir atsidūriau arčiausiai epicentro. Pažiūrėkite, Aurimai, jūs prieš kelionę ar studijavote į ilgalaikės meteorologinės prognozes? Jau 1,5 metų prieš jau. Gal žmonės nežino, taip sakant, kad, sakykime, pas mus prie Baltijos, rudenį prasideda audrų sezonas. Taip. Ir jau neplauksiu. Ten buvo visi. Čia geras klausimas. Karybose irgi, taip sakant. Taip, čia yra vienas pagrindinių dalykų. Ir čia, ar ten ką rodė, taip sakant? Pagrindas. Ar rodė, kad tokiu metu ten ciklonai? Jo, aš galiu pasakyti, ta prasme, startas ir finišas buvo planuotas pagal tai. Aišku, aš skaičiavau 8 mėnesiai, jeigu man čia optimistinis scenarius, 8 mėnesiai buvo toks jau vertinamas toks ilgiausias laikas, 6 mėnesiai galvojau, čia bus jau optimistinis scenarius. Tai kadangi aš spalį finišavau, aš galvojau, kad balandžio galas mano bus kaip ir irgi finišas. Tai pagal visą tai gaunasi, kad nuo kovo iki balandžio galo ir yra tas blogiausias laikotarpis Koralų jūroje. Tai aš jau tikėjausi, kad aš jau optimistinių scenarijų ateisiu ant pačio geriausio laiko tenai. Jeigu bus blogesnis, tai bet kuriuo atveju tai nebebus jau to, bet aš atplaukiau daug anksčiau. Ir kas blogiausiai, kad aš tai pakliuvau vasario 28 buvo. Tai pati kovo pradžia, kas yra visiškai neįprasta tam laiko tarpui, tom audrom, nes jos kovo gale turėjo prasidėti. Aš turėjau rezervą net apie mėnesį laiko priekį. Tai pasirodo nepasitvirtino tos tiesiog, jeigu žiūrinti pernai metų orus, mes patys matome šią vasarą, kokią turim, visiškai neprognozuojama. Lygiai tas pats visam pasaulyje. Tas pats Australijoje, sakė, 60 metų neturėjo tokios audros. Ir kad audra dažniausiai būdavo, kad jinai jūroje ir lieka, o šiuo atveju jinai užėjo, net netokia stipri, jinai dažniausiai krantai išeina ir susilpnėja. Tai kai mane išgelbėjo laivas, mes jau plaukėme ir vėl pakliuvome į epicentrą, bet tas epicentras jau buvo jau nurimęs iki tropinės audros lygio. Nes pagal vėjo stiprumą, pagal tą skalę vadinamą, yra speciali skalė pagal ją matuoja, ten jau buvo 30 ar 45 mazgai maksimumas, kur mes pakliuvom, bet su laivu ten, ką reiškia tam laivu, tai iš 190 įgulos narių 150 jūrligė susirgo. Stalai specialūs, kurie ten pailgi metaliniai stojosi ant 2 kojų, ligoninės lovos susmigo į sienas. Dabar žinot, ką reiškia audra jūroje. Tai vat, bet čia jau man jau buvo vis tiek saugu. I think about that. Žiūrėkit, be tos nelaimės, kokias pagal navigacijas jūs aukščiausias bangas teka? Pagal tai, ką parodė EMSA, tai čia būtent kurie skraidė ir mane stebėjo, tai yra skalė taifūnų iki 5 kategorijos, aš buvau 4. Tai pagal jų skalę 11-16 metrų, vėjo greitis yra labai įdomiai, keletą irgi skalių žiūrėjau. Vieni rašo, mano buvo 130, nuo 130 iki 220 km per valandą gūsiai. Tai kitur dar kitaip vertina, aš nežinau, bet pagal jos tai 11-16 metrų kažkur. Bet to nesimato, iškart sakau, kai tu esi vandenį, sunku net nufilmuoti būna bangas. Tai nes atrodo, tu filmuoji, atrodo, tu matai, pasižiūri tą patį, ką nufilmavai, atrodo, nieko čia nėra. Tai paskui supratau, kad reikia eiti į valties galą ir filmuoti priekį ir tada tu matai jau, kad kai pareina jau per bangas, per visur. Bet jau tave filmuoja, nepodėjo. Ne, nes iš tikrųjų, pasakysiu atvirai, mane laive turbūt jaučiau daugiau, kad tą bangavimą, negu kad savo valtį. Nes valtis jinai pakankamai maža. Jinai, ta prasme, banga atėjo, užėjo ir jinai visą ir eina. Jinai nėra taip, kad jinai lūžta per tą bangą, o kai laivas yra 100 metrų ilgio, tai ten dalis, kai kabo ir kai krenta žemyn, tai tas ir gaunas toksai. Aš nejaučiu bangavimo tiek. Aišku, aš pripratęs buvau prie to bangavimo. Aš tiesiog buvau pripratęs. Nes yra buvę ir mane, kada aš atsimenu, čia
prieš gal 15 metų plaukiau į jūrą, čia buvo irgi 4-5 balai jūroje, išplaukė menkių gaudyti, tai aš ten per abu galus prakiurau, kai aš sakau, tai ten mane iki žvejybos buvo, nes bangos 5 metrai, Baltijos jūrai čia labai daug, tai, bet vieną kartą, o taip šiaip, kada plaukiau, gal kažkur pasupa, bet čia išplaukiai, susigyvenai ir tiesiog gavosi taip, kad pripratai prie to subavimo, prie visko. O, maisto buvo daug. Daugelis sako, ar įmanoma 8 mėnesiam maistą susidėti čia. Tikrai įmanoma. Aš net turbūt atvirai pasakysiu, kad aš tai buvau priskaičiavęs, kad turbūt 1,5 metų galima būtų užsikrauti maisto. Jo, ta prasme įmanoma, nes tą maistą, kurį aš dėjau, jisai labai lengvas, liofilizuotas pagrindė maistas. Aišku, visada kažko pritrūksta, man aišku, saldumynų kažkodėl pritrūko, nes labai daug judi ir labai nori greito benzino vadinamo to, kad greit gauti energijos. Šokolado net negalėjau vežti, nes aš žinau, kad bus karšta, jisai sutirps. Tai va, čia aš ko turėjau, dar nealkoholinio vyno, alaus buvau ten įsidėjęs, ten tarp kitko turiu net dar keletą buteliukų, kurie perplaukė visą pasaulį dabar. Tai vieniems išremi. Ne, gavosi konkurentų jau. Čia taip sutapo tiesiog. Aurimai, kiek svorio numetėt? 25 kg. Oho. Kiti per kelis metus nenumetu. Per visą gyvenimą kitiems tik auga ir auga. Nu, Aš per tos 4 mėnesius jau 20 atsiauginau. Nesakau, kad pačių geriausių. Tikrai. jau į kelnius smuko ant galvo. Smuko ne tik kelnes. Diržus reikėjo persikalti viską. Žmona. Žmona. Čia kažkur žmona mano yra, mačiau. Sonata. Kai sutiko jumis. Sonata. Sonata. Jis skaito eilėraštį. Sonata. Žmonės klausia, kur tu? Ir mama va šalia yra. Va. Tai perplaukai turbūt mažai bevalgiai. Ne, aš jau tas esu Tūlas ir Žemaičio ir Klaipėdietės sūnus, kuris daug valgau. Sakau, gal tu jūrai netaip labai daug valgiai, paskiau organizmas. Aš ir valgiau gerai, ir kad ir 3-4 kartus per naktį, 5 kartais kelias, bet skaičiau ir miegu gerai. Kai nori užmiegi, kai nori nemiegi, tiesiog viską padarai. Kartais net būdavo, matai, kad irkluoja į dieną, štylis kažkas, pavargsti, nueini, atsiguli tiesiog pusvalandžiai, valandai. Tai va. Ar knygą žadat atsiminimų? Aš pradėjau rašyti. Knygai, pinigų. Ne, ačiū, aš tikrai tam dalykui tikrai rasiu. Aš sakiau, tai rašysiu. čia bus didžiausias turbūt jau, jeigu kažkas ją pirks, jau didžiausias įvertinimas. Bet ją dar reikia pirmą parašyti pilnai. Aš pirmas, ateities karto. Kokia buvo pati kvailiausia mintis kelionės? Pati kvailiausia? Kvailiausia, nežinau, linksmiausia, kvailiausia. Tai turbūt, kad... Kam aš plaukiau? Ne, tai ką aš tokio blogo padariau? Ne, iš tikrųjų taip nebuvo. Aš džiaugiausi, aš net įvertinamas net visą tai, kas iš tikrųjų nutiko, sakau, taip turėjo būti. Jeigu aš esu čia, tai man nėra dėl ko gailėtis. Tai aš manau, kad čia jau yra jau gerai. Taip turėjo būti. Labai prašau autografą, aš įklijuosiu į savo žurnalą. Aš užmiršau centrinį autografą, poetui palinkėjimus. Tai jūs tikrai... Bet čia labai blogai rašo. Gal kitą kartą gal geriau pavyks. Gal pasimatysiu. Čia to lietaus, jau kur čia tai negazdina tokie orai. O žiūrėk, buvo jau galuje perplaukęs Atlantą, ar jūs su juo kalbėjote? Jo, mes palaikėm ryšį, aš turėjau ir prieš išplaukiant šiek tiek bandžiau konsultuotis bent jau įrangą valties, jisai tik tai kaip ir sako, ką aš daug pakonsultuosiu, kai aš pats pirkau gatavą, o tu ją įrenginėjai nuo nulio. Ir aš plaukiau Atlanto vandenynu, tu plaukiu Ramiojo vandenynu. Tai yra 2 skirtingi vandenynai, kur nelabai ką ir patarsi. Tai vienintelis jo patarimas buvo mėgaukis kiekvieną akimirką. Jūs
kada jūs angliškai turėjot su gelbėtojais susikalbėti? Nu jo, bet ten sunkiai pavyko, nes apskritai ryšys buvo labai prastas. Nes antena buvo nulūžusi viena, kita Jo, aš ant sekiau, ribos. sakė, Tai dėl to paskui atsirado ir lietuvių kalba kalbantį, rado vieną tokį mantą iš lietuvių bendruomenės, kaip tik irgi įsisodino ekipažą ir ten skraidė su juo. Paskui rusiškai vienas pradėjo kalbėti, nes jie išsiaiškino, kokiom kalbom aš kalbu geriau ir bandėm tai, bet tai net ir lietuvių kalba ne visada jie ten susikalbėti, nes tiesiog trukdžiai labai dideli, kai ir audra ir plus. Jūs jūrinį terminą, kaip geografai, Ne, jūs labai nieko nemokėjau, išplaukiau, susipažinau. Jūs, kaip mokytojais galėtumėte mokyklą Dabar gal žinau, aišku, daugiau negu žinojau, bet jūs sakėt, kada jūrinį terminą žmona pradėjo, kada supraskai. Aš ką, laivų krovėjas buvau. jo, ne, tai laivą. išmokstu viską, aš pasakysiu atvirai, išplaukiau, nemokėjau ploterį net naudotis. Bėdoj viską Išmokau, nes žinau, kad tikrai išmoksiu. Ir to labiau, kad lietuvių kalba meniu. O tikroji tavo profesija kokia yra? Aš esu andragogas pagal universitetinį suaugusiųjų profiliavimas. Tai galim sakyti, suaugusiųjų mokytojas. Tai, Dirbu tą darbą ar... mūsų pagrindinis verslas yra privatus darželiai. Lengvai su žmonėmis. Su paprastais žmonėmis visada aš stengiuosi taip bendrauti. Kiekvienam čiut neatsakyti. Čia reikia, čia aktorius. Ne, aktorinę nebaigiau. Gaudos kalbėti, jūs kalboji... Aktorinį išmokau su žmona gyvendamas tik tais, Kaip ir kiekvienas, turim prisitaikyti, kad išgyventi. Tai čia aktorinis mano gebėjimas, šeiminis tik toks. Aš su paprastais žmonėm bendravimas paprastas, tai ko čia? Juk čia ne prezidentai susirinkę, visi mes esam paprasti. Ir nuplauk ir paplauk, dėl to ir sakau visą pasaulį. Jau dabar visą pasaulį. Tai Dievas, aišku, padėjo, o kaip tik turiu dar Benedikto, sakė, 3 valandą, brolis Benediktas ateis. Tai spręsim, ką dėl kryžiaus daryti, nes buvau pažadėjęs, kad kai perplauksiu atiduosiu, nes tas kryžius yra iš tikrųjų misionierių. Ne misionierių, kaip tu yra, jo, vienuolių, bet tie, kurie, kaip jie, ne misionieriai, kur... Ne, tai taip, bet tik tai jis yra jau apkeliavęs nemažai tų vietų pasaulyje ir sakė, ir Kinijoje buvęs, ir dar kažkur. Tai va dabar tokia patina žalia užsidė. Ai. Ramūnai. Gerai. Labas, O tarp kitko kaltininkė mūsų viso dizaino, kuri apibendrino. Taip. Buvo uždėjus dar plakatą, kai aš grįžau. Sugrįžo Kuršis, sugrįžo Aurimas, sugrįžo ir Kuršis. Tai pranašė. Jeigu pavyks normaliai. Čia ar čia? Ne. Čia šone? Jeigu tai pavyks normaliai, man aišku. Jau nebeskaičiuoju. Virš galvos ar virš? Ne, tai bangos tai ne virš galvos, virš. Čia tokių pastatų nėra, kokios bangos turėjo būti. Jie klausė anksčiau, čia bus šitas laivas muziejus, o kaip tu pasakysi? Tu turėtų būti. Aš negaliu pasakyti. Nežinau. Bet gaila, kad... Kažkas turėtų domėtis tada. Bet kol kas... Kol kas ne. Privatus kolekcionierius vienas taip, sakė, grįšiu pakalbėsim, bet... Kaip žmonės galėtų matyti. Tai vat ir galvoju, kad būtų gal geriau. Jeigu net, ką sakau, imam juostos šlifavimo į rankas, šlifuojam, ruošiam ir bus kai naujas. Viską čia, ką čia paruošti, čia nematau problemų. Kai viskas yra jau paruošta. Aišku, įrangą reikės keisti dalį, įrangos tikrai. Lankstus va pakeisti išlūžus? Kažkas išlūžo, bet kai kas atlaiko. Ne, tai čia visą tą, iš tikrųjų čia net ne audra sugadino. Šitą ir viršutinį liuką nurovė banglentininkai, tie, kurie įsilaužė į valtį, kur prie kranto, kur rado. Jo, jie sulaužtų, ten kairiai pusė net matos, o viršui, ten prie lipduko matos, kad ten laužta buvo. Tai čia jiems padėkoti. Tai va lygioje vietoj 5000 eurų nuostolis, nes tie liukai be galo brangus yra. Tai 2 liukai... Jūs daiktus spėjote pasiimti, radot kažką dar? Dar net nežiūrėjau, atvirai net visko nesužiūrėjau dar, kiek čia yra, bet kiek tie brangus po šito viso, nežinau.
Nu, labas. Sveikas, o kaip bičiukų. Labas. Tuoj ateina tėtis, nes dabar tėtis Gerai. įteikia. Ką Įteikia tai? tą, kuris, žinai, kur padarė prie bažnyčios tau su... Žinai, kas vaimas pasidėjo fotoaparatą. Nuėjo Saulius, pasidėti. man atrodo, kaip jis? Audrius. Audrius, jo. Audrius čia padarė Geras. tau ant aliuminio plokštės su Benediktu. Nesušlaps? Krikštynos šienojus. Tai dabar gal įdėsim į tą. Tai va čia pradžia, tada, kada buvo krikštas prie Asyžiečio. Kaip tik brolis Benediktas turėjo atvažiuoti. Nu, Va. Labas. Labas, ir atsimeni, dar Atsimenu. tik proga. O, kaip tik. Na jau, prinojau. Tai visi? Nu, tokia skėčia. Nu, aš. Nu, labai fainai, matysis. Naujas lietuvis. Nu, super. Stačiai gal dar su tą pasidaryti. Visada. Pirbus tik man nuplovė, vieną nuplovė pagrindinį, o kitą turėjau pirbą prie savęs. Sartą tai vidury kelionės susigadinau, nes gavau bangą, buvo pradaryta kabina ir stipriai gavau vandens, o jisai buvo sartas užkištas už to ir jis pas mane automatinio kažkokio veikimo ir ten iššovė nuo drėgmės anteną. Pradėjo veikti, galvoju, kas čia blema, aliarmai rėkė man per ploterius viskas. Paskui išsiaiškinau, kad būtent sartas čia rėkauja man. O laivas druskomis apeidavo? Apeidavo. Aš nusiplaudavau, aišku, lietus užeina, praplauna, bet nes lietaus vienu tarpu buvo kokias 4 savaitės, aš gerai mirkau ten. Užeina, to lietaus vėl nebėra, bet taip tada nuplauna gerai tas druskas. Bet būdavo, ten aš atsimenu, o tie visi buvo koralais apaugę, o tie virvės. Kada jau eidavau valytis dugną, tai žiūri, kai kur druskos tokios. Jau. Ir tas pats vairas, aišku, kriauklėm viskom apėjęs. Pastoviai. Šiaip aš žiūriu, tai man kaip neblogai išsiliko, jo tik dėlį dukai Korpusas, dažai pats korpusas, jisai, viskas gerai, nuėjo su gruntu. Aš taip žiūriu. Čia net nebereiks, nesakau, net Čia ruošiamas. lipdukas, jo, čia dažai. Ne, čia matai yra gruntas, su gruntu kartu dažus pakėlė, nes pradėjo luptis ir ten jau, kur užeina druskos, kadangi ant tos pusės beveik mėnesį praplaukė, tai kur tik užeina, jas ten pakėlė. Ten, žinai, ta druska eina tokia kaip, toksiška. O čia, lipdukas va čia, matai. Lipdukai taip nepriekaištingai atlaikė. Nes čia sakė jau tada, kad plevelė labai gera. Bet pakėlė gruntą. Čia jau iš karto buvo nudaužyti visi, žinai. O pats korpusas nukentėjo kažkur, ar nenukentėjo? Buvo čia keletas vietų. Dabar galvoju, jo, čia tokios. Va čia matau jo. Žalos, bet čia aš greičiausiai įsivaizduoju, kad čia virvės buvo iškritusios. Aha. Nes buvo ir ta pati mano kėdutė pririšta. Tai galbūt kažkur virvėje kažkas, nes, aišku, čia, kai aš sakau, jau... Tai galim restauruoti jo? Ne, tai čia ne problema, pasakysiu. Kaip Osvaldai, manai? Susitvarko tokias vietos? Kai aš sakau, jachtas nudaužytais priekiais viskom patvarko, sutvarko. O čia... Tavo kėdutės nėra tos? Ne, nuplėšia viską. Viskas yra pinigų klausimas. Vis tiek, spec tvarkymas, spec priežiūra turi būti technologiškai išlaikyta ir taip pat su anglim nėra taip lengva dirbti, yra boksidais, bet yra sutvarkoma. Tiek, kad kainuoja tai brangiau tokius valtis tvarkyti, negu, pavyzdžiui, paprastą jachtą ar kažkaip apmestą. Tai čia jau tada viskas, sakau, į kišenę remiasi. Nes jos dotuojant nėra pigas, dėl to, kad jos iš medžiagų jinai iš savęs branginės. Anglis, kaip mes žinom, nėra pigiausias materialas, iš ko galima pastatyti tokią valtį. Ir lengva, tvirta, už stiklą stipresnė. Jo, už stiklo plastiką tikrai stipresnė. Ta fiberglass angliškai vadinam. Ir maždaug kokius... Čia fiberglass, čia kaip būna, kartus. kaip palapinės daro, ne? Tie pagaliukai. Ne. Čia kevlaras tai yra šalmus, kur gamina. Aha. Kariuomenė daro. Čia dabar... Kariuomenė Jo, daro. anglis ir kevlaras eina iš vidaus. Kevlaro audinys. O čia jau eina toks sumuštinis vadinamas. Jo, va čia matosi, galima matyti, kad Čia yra anglis, iš čia matos ir viduje toks putplastis. Jo, jis sumuštinis. Ir iš abiejų pusių. Ir padarytas. O aš kai supratau tą valtį, kai išmetė ant kranto, tai buvo... Neišmetė jas į krantą. Jinai prieš krantą buvo pagauta dar. Ir ten tie, kurie plaukė su tom banglentėm, bandė įsilaužti. Čia jau paskutinis etapas buvo, kada jie banglentininkai pamatė netoli kranto, atplaukė ir jie ir išlaužė. Ir liuką sulaužė, ir tą, ir kitą.
su lauštuvais. Nežinau, iš kur tu lauštuvus gal. Nu, pasiėmęs jis. Nu, bet išlaužė stipriai. Nu. Skuteliukai. Nes Brangūs labai. kas jūroje plaukia, be nieko Ne, nupriežiūros. bet jau kai yra neutraliuose vandenyse taip, bet jau pakrantėse jau skaitosi jau vandalizmas. Jau gali gauti reikalų. Jeigu būčiau pretenzijas pareiškęs, būtų ir turėjęs. Ne, nu būtų policija ten rinkus. Tai policija jau žinojo, kas. Jau sužinojo. Liza tą išsiaiškino Bet aš kaip greitai. suprantu, kad dalį gražino to. Dalį grąžino, bet ką grąžino net nežinau. Žinau, tos, sakau, tušius tos vos neatvežė. Dėžės ir atidavė. O ką ten tose dėžėse turėjo, nežinau. Ferverkų nebemačiau, o tai buvo kokia vis tiek 10 raketų palikta kaip minimum. Nežiūrėjau dar, kas dar daiktai tokie reikės. Bet jie įsilaužė į šitas patalpas jo? Įėjo į vidų? Pagrindė čia, nu, jie sako, aišku, mes žiūrėjom, ar nėra viduje kažko... Gelbėti kažką Bet reikia, jo? ką tu gelbėti, skambini gelbėtojams, o ne pats gelbėtoją vaidini. Tai išlaužė tiesiog įdomumo dėlį, nes pradėjo tampyti. Taip jos ir pastebėjo, kad aktyvavo dūmus, tos rado, žinai. Sako, mes galvom, kad ten tunas atsidarė, o ten tik atidarius iš kardumai raudonį pasileidžia, ten malūnsparnės visiems ten. Nu, ir pamatė nuo kranto jos, kad kažkas čia vyksta. O jau visi ten pakrantė jau žinojo, kad gali bet kada pasirodyti kuršis. Kiek ilgai galėdavo irkluoti? Žmogaus galimybės beribės, pats išsiaiškinau. Pirmos 3 paros buvo po 22 valandas, kai nuo kranto reikėjo nueiti. Tai be sustojimo, taip. Nu, su sustojimu, nu, bet 22 valandas be miego. Nu. Eik, to na. Čia kaip robotas. Nu, tas kaip tas intelektas, kaip tie vadina naujoviš. Ne, nu, O treniruotis treniruovaisi, ten nu, raumenis. ne po 22 valandas tikrai. Ne po Jeigu 22. paskausdavau, kada. Ne, nu, kas tu paskausta, nu, kai po 22 valandas tai ir haliucinacijos jau prasideda viskas, bet tiesiog tu žinai, kad tau reikia nuo kranto nueiti toliau, saugiu atstumu. Tai čia ir buvo dėl to, ne dėl to, kad aš norėjau tiek irkluoti, o dėl to, kad žinojau, kad jeigu neirkluosiu į krantą parneš, tai reikėjo atitolti nuo kranto. Nu. Tai ir gavosi Kuo sunkiau. toliau nuo kranto. Nu, nes ten buvo nepalankus vėjas, nepalankus ir... Tokie raudoni žiedėliai. Čia yra pompos iš vidaus, kai jeigu, tarkim, nu, kažkas įvyktų, nu, gali teoriškai iš lauko pusės kažkiek iš kabinos vandens išpumpuoti. Štirbliukas kur. Ne, tai ten rankinis jisai. Jeigu ne, tai turiu minį, nu, jeigu taip teoriškai pakliūtų kažkur vanduo ar kažkas, o tu esi iš lauko pusės, kažkiek atsipumpuoti galėtum, bet praktiškai neįsivaizduoju kaip. Nes ten pastiklinė gal tik tai smeta, tai jeigu jau būtų... Sakykit, kai buvo ištraukę, buvo į vidų į tas kajutės vandens. Ne, tai jisai ant šono jie rado, būtent ant šito šono, būtent valtis gulėjo jau pilnai, 90 laipsnių kampu. Bet į tas, kai į vidų... Buvo visur, vandens buvo pilnai. Ne Visur. šonas, o bortas. Nu, nes pro būtent va šitą bortą ir buvo. Ten kairysis, dešinysis bortai, nu, pagal viską. Nes buvo įsakęs, kad liko kompiuteris, peilis, brangus. Tai dar tebėra kompiuteris čia turbūt. Jo, tarp kitko reikia pasižiūrėti, kur tas peilis. Taip ir dar nesikrapščiau tiek, nebuvo kada. Tai galiu parodyti, aišku, jeigu rasiu greit, kas iš to peilio lieka. Gamintojų nusiunčiau, tai sakė, dar tokio nėra matęs. Taip. O, irgi perplaukė. Nu ir alauso nealkoholinio dar turiu. Kažkas klausia kompiuterį. Tai va, galiu paskolinti. Bet grąžinat naują. Žvejybos įranga, kas liko. Nu va, peilis. Atrodo, pastoviai valiau. Kaina tokio peilio beveik 500 eurų. Tikriausiai jie ten pašlifuoja, pristavuoja ir... Na, aš dabar taip neįsivaizduoju, aš net tikrai nieko ir pats nedarysiu su gamintojui, nes viso gyvenimo garantija. Tai galim parodyti, kad... Ne, iš tikrųjų, čia daug anglies, dėl to labai stiprus metalas. Turėtų būti nerudėjinis. Ne, jisai nerudėjantis ir yra nerudėjantis.
jisai nebus tiek stiprus, kiek va būtent. Čia jau kokie 63 kietumas. Jo jau nepasigalasi su bet kokiu galastu. Nu, supratau, su buitiniu. Tai, va, nusišaudavau, šautuvas va guli. Pagrindė nusišaudavau. Jo. Kaip? Taip, žuvis labai gerai matydavas. Žuvis gerai matydavas, nuo tokio. Oi, tai tą gerą žuvį galiu net žalę valgyti. O turėjau sojos specialiai tam pasiruošęs, druskos turėjau. Tai stengiasi jau tą žuvį tą pirmą parą ir suvalgyti pirmą dieną. O kas ne, į filiukus džiovindavus aplinkui. Jeigu labai greit reikia, kad sudžiūtų ant saulės panelių padedi, iškart išdžiūna, bet toks pusiau iškepa, netinka. Tai va, iš tikrųjų žuvis džiūna, va, tos jau makaroniukus, kai pasidarai, tos žuvų 2 paros iki tobulumo. Per 2 paras. Nes nu ką, čia geriausiai. Mūsų nėra, nieko nėra, džiavinkis drąsiai. Viskas labai gerai. Kiek sveria maždaug? Dabar starto metu toną 550. Nu dabar aišku tiek nesveria. 9,10 m. Rankytė. Nu, galim ir kojam, kas sugeba. Žuvis? Nu, vandenino žuvis, jinai turi savo surumą. Tarp kitko net būna, kai kurie sako, net galim vandenino vandens biškį užpilti prieš džiavinant. Machi pagrindę pagaudavau. Tai čia kaip tunas, tik tais tokia plokščiai jinai. Gera labai žuvis, skani. Ir kalmarus dar gaudavau. Buvau vieną naktį gerai pagaudęs kalmarų. Netikėtai, nes man iškart pasakė, kalmarų yra vandeninė labai daug. Ten... Kalmarai? Nu, kalmaras, va. Čia didysis gal. Galiu net parodyti, iš tikrųjų nuotrauka yra. Bet valgomi tik tai čiuptuvais? Ne, kalmaro būtent visą čiuptuvai galva nusijama, o valgoma. Čia maišat su aštunkoju. Jo, aštunkojus kitaip jo. Tai jau kalmarai tokie va. Čia pusė metro kokio, ne? Nu, čia tokie jau didesni gal, nu. Tas pusės, kas nematė. O tai jūs kaip atvertė ir banga? Tai ne vieną kartą čia jau kas liečia paskutinius tos momentus, bet buvo apversta, bet... O kompiuteris veikia vis tiek? Jo, vis tik kodo neatsimenu. Nu, prisiminsiu. Bet jį prikelti iš namelių jau neįmanoma. Nu, manau, kad ne. Manau, kad ne. O šito GPS-as reikia, ne? GPS-as kuris? Starlinkas pavyzdžiui, neturėjo. Ne, tai kol veikia, tol veikia, paskui jau audros metu pradėjo nebeveikti, paskui viskas. Ten dar vis vietoje, ne, mačiau? Jo, Starlinkas prieki. Dar vietoje. Tai bandau surasti tas žuvis kažkur tai. Nu, va, čia va taip machi atrodo. Kas čia klausia, kaip atrodo machi? Vieną išskraidė. Skumbrė. Mes tokias... Nu, ryklių buvo daug. Turbūt daugiausiai ir mačiau ryklių. Nu, įvairūs. Buvo ir nepavojingų, buvo ir pavojingų. Rykliai, nu, čia pavojingas, pavyzdžiui, baltapelekis. Iš tos... Ne visi. Tai bleva Kauno va tam akvariume. Ne, tai, ne, ir aptoj parodysiu. Baisu, kai reikėdavo iššokti, valyti dugną. Nu, toks, žinai, pirmus ten kartus, gal ten, žinai, daugiau, saugotis turi, negali visiškai nesidaryti. Tai ir buvo pirma pažintis, taip kaip, va, atsisuku ir ryklys už nugaros, žinai. Aišku, tuo momentu. Ne, be vamsdelio patogiau būdavo. Su vamsdeliu turėjau, bet daugiau akvalangą užsidėjai tiesiog ir viskas. Kaukį. Nes pagrindas nusivalyti būna, nu, va, dugnas, nu, ta prasme šitai pagrindą. Tai jūs Aurimai ar ten nakvodavot? Ne, mano čia va kabina. O čia tai vaikam?
Čia sandėliukas buvo, ne? Čia sandėlis daugiau. Klausykit, o dugnas per kiek laiko užsimaždavo? Man pirmus 2 mėnesius iš vis nebuvo problemų, bet paskui taip momentaliai buvom, tik tais atsimenu, pasižiūrėjau, jau kekės apaugusios. Praleidau kokią savaitę, 2 nepažiūrėjęs, o po pirmo mėnesio tai tobulai dugnas, kai antifulingas darė darbą. Idealus buvo. Bet po to nuo vandens tiesiog, ne? Jie vienas prikimba, prie jo kitas prikimba. Vienas ant kito. Jo, jie pavyzdžiui, antifulingas baigė, tai jie palei kampą, va čia, kur eidavo, palei tą juostą, kur plevelė prasideda, tenais pirmą prisikabina, ir paskui po biškį, ir vienas užkimba, ir paskui tokia kekė jų tenais. Vienas ant kito. Jie pilnai, aš nežinau, kaip jie taip sugeba, bet tie greitai. Tai pirmą kartą, sakau, kokią 1,5 valandos valiau dugną gal. Buvo ką veikti. O maisto dar buvo likę? Buvo kokią 1,5 mėnesio skaičiavau dar. Bet kai išgelbėjo valtį, sakau, tai tą maistą palikit, sakau, supakuokit, sako, ne, nieko neliko, sako, ten viskas susigadino. Nu, aš nežinau, gal kad mane nuraminti, nes tipo, pagal Australijos labai sudėtingas to maisto įplaukti, ten tas visas turi deklaruoti, o čia gaunas įplaukė ir, nežinau, išmetė, tiesiog nieko nepaliko. Iš to, nežinau, noro turiu. O jeigu yra noro, viskas kitkas atsiranda. Taip, vizija kažkokie tikslai yra. Yra. Į Mėnulį lengviau būtų. Arčiau žymiai. Nu, bet taip sakau, iki kosmoso, žiūrint. Jo. Labas. Jeigu principus turi, tu susipažinai. Nebuvo, nejaučiu. Ne. Nereikėjo kažkokių tam... Turėjau tų vaistų, supimų, visko. Daug ką buvau pasiruošęs, net ir tas pačias lašalinės geriamas, irgi visko buvo. Pirma audra buvo ar... Ne, audrų buvo daug, ten kokios 4, 5 gal. Tai visada turėjau dokumentus. Tai jo, tai kažkur, jeigu taip žiūrėti, pirma buvo dar prie Guadelupės, prieš Guadelupę, tokia jau ten 27 mazgai, toks jau jaučiasi jau. Ten tada atsimenu 5,5 metro iki 6 metrų bangos, tada pirmas. Tai, aš jau skaitau, jau čia tokia jau nerami jūra. Ne tai, kad audra, aš net nežinau, kada ten tos audros, bet jau kas virš 25 mazgų jau yra ką veikti. Ne, tai vandenyne, ilgos yra, bet yra kažkurios, kurios lūžta. Kurios nelaiku ateina, kaip sakau. Tai atrodo šiaip, tave, pamatai, pareina banga, bet jinai tave pakelia ir nuleidžia tiesiog, ir praeina. Ir tu matai, kaip jinai tenais, kaip tu nuo viršaus, matai, kaip vėl nuėjo banga. Bet būna tokios, kurios tiesiog per arti jos kažkaip atrodo... Kiek laiko prieš bangą ar palei bangą? Ne, tai tik tais palei bangą, 1,5 tonos, kur čia nulaikysi. Su medinė valtelė nepalaikysi, guminė nepalaikysi prieš bangą. Tai eini palei bangą, palei vėjas, kaip pučia maždaug taip ir eini. Tik tais, kad kampą pasigauni, tam tikrą kampą, nes jeigu tu pastatysi grinai, eisi bangą šitaip, tai tu gausi užpakalį. Ta prasme, virs ant tavęs banga. Tai tu turi įstatyti taip palei bangą, kokie ten... ką žinau, kokie iki 15 koks laipsnių būdavo kampas toks tinkamiausias iki 30. Ir tada tave pučia maždaug, kabina vėją maždaug už čia. O, Benediktai, labą dieną. Tai kryžius vietoj. Kryžius vietoj. Toj, taip, vilties kryžius. Tai sonata, kur mano... Labas, Viktorija. A, nesunku paimti, ant galinės sėdynės yra tokia knyga didelė. Čia ant kaip tik Benediktui. Taip. Galima. Aš tą sekundę tik paduosiu. Aš gal duokit, aš jūs nupaveiksluosiu iš savo. Tai aš su jumis ir nupaveiksluosiu kartu. Taip. Aš padarysiu. Užgaudus, va. Ačiū labai. Prašau. Benediktai, ką žadėjau, knygą jums. Jūs man kryžių paskolinot, o aš jums kryžių. Aš jums knygą. Ačiū labai. Čia yra japoniški ginklai. Nes Benediktas renka japoniškas knygas. Kaip? Kai plaukiai buvo apsirengęs neperšlampamais drabužiais. Ne, dažniausiai būdavau nuogas.
taip kaip Karšta būdavo. gimiau. Nu, supratau. Bet, nu, labai retų atveju, kada maikutę dėdavus arba šortus kokius. O kokia temperatūra taip? Pastovi 27 tokia būdavo. Vidurkis ant saulės, aišku, faktinė didesnė, bet taip 27-26 tiek dieną, tiek naktį. Naktį 1 laipsnių gal skirdavus kažkur. Labai gera, komfortiška tokia. Bet ant saulės karštai. Nu, saulės tai kepina ir tau kepindavo. Nes jeigu, pavyzdžiui, buvo vienu tarpu, buvau užsidaręs, nes, nu, kai jau ten gavau tą bangą, ten toks stresas, toks, ką daryti, čia žalos daug jau jaučiu. Ir užsidariau iškart kabiną, sėdžiu kabinai ir nuo saulės kolektorių yra, ant kiekvieno daviklio yra inverterio, termometrą rodo. 80 laipsnių viduje buvo, tai kaip pirty. Nu, drėgmė, aišku, irgi 100%, nes tu visas. Nu. Tai jau jo, dėl to visada vis tiek, kad ir žinai, kad tai yra tokia klaida atsidaryti liuką, bet vis tiek pas mane jisai kokie 80-90% būdavo atidarytas, vienas ar kitas. Paskui, aišku, supratau, kaip pasidaryti kondicionierių. Aš taip juokavau, haką sugalvojau, kad ant viršutinio liuko užkabindavau paduškos savo pagalvės čekolą ir pridarydavau liuką, tada jis ganėtinai saugiai pridarytas, bet vėjas praeidamas jį pripūsdavo. Išsiplėšiau gale savo skylutę ir ant tą skylutę tiesiai į mane vėjas eidavo. Tai čia toks buvo pats geriausias hakas. Rodžiau, aš kažkada buvau tenais įdėjęs tą momentą. Tai iš tikrųjų atrodo toks menkniekis, bet tai, nu, tuo momentu tai kažkas buvo, turbūt, nežinau, to mėnesio atradimas. Atrodo, taip gerai, nes tu jau liuką gali pridaryti, rizikos nėra, tu žinai, kad jeigu reikia vieną pusę pagalvę ar kitą persidėti, tik tais... Pakoreguoja. Nes, nu, kas iš to, kai jisai pastovi, turėjau aš tos 2 čekolus, vienas, nu, 2 dienas vėl kiaurai šlapęs, net 2 nereikėdavo. Viskas kiaurai šlapia. Net audros metu, kada jau ten buvo jau pats blogiausias momentas, kada, kai sako, kada jau ten pradedi vos nesudavau bendrauti, mano didžiausias noras buvo greičiau atsidurti sausoj, baltoj pataliniai. Pirmas noras buvo toks. Atrodo paprastas dalykas. Kiti sakytų, gal pavalgyti, gal dar kažko, gal kažką, bet mano pirmailiai į sausą lovą atsigulti. Buvo, bet jie, aišku, vienas toks momentas buvo įdomus, iš tikrųjų, kai, nu, jie ten ganėtinai saugių atstumų praeina, bet kadangi aš taupydavau elektrą, ypač po to, nu, savo to nelemto pavirtimo, kada jisai buvo ir sugadinau FOS generatorių, kuris man papildomą energiją darydavo, tai aš pradėjau taupyti energiją ir aš su komanda pašnekėdavau, sakau, ar yra laivų, paklausiu aplinkui. Nu, tai dažniausiai atsakymas būna, artimiausias 10 dienų gali net negalvoti apie laivus, nes, nu, jie tiesiog nuo tavęs labai toli. Ir aš dažniausiai į sistemą išjungtą būdavo, bet aišku, ne visada perklausdavau. Ir atsimenu vieną, o kartais ir patys laivai, kai kurie ypač brakonierių, kurie gaudydavo tunus, pasirodo, jie su išjungto į sistemą važiuoja. Tai aš tik išgirsdavau. Pamatai horizonte, aišku, jeigu jie tai pamato, bando priplaukti, pažiūrėti, kas čia per velnes, toks, kas čia nematė tokių keistolių su irklais po vandenyną plaukiančių. Tai jiems įdomumo dėlėje priplaukdavo. Bet tie didieji laivai, sakau, vieną momentų ten irgi tvarkausi, atsimenu, rutiną rytinę vedu, kažkas, ar tai net pietus buvo, maistą gaminos ir tik tais girdžiu tie variklius tu išgirsti iš tolo. Ir aš atsimenu, taip tik tais vandenį gaminu, tas garsas, tas būzgė kaip tik man. Ir aš taip baigiau vandenį gaminti ir taip tik tai žiūriu, laivas atrodo į mane, atrodo parplaukė. Didelis? Grina, nu didelis, jau ten šnekam tos jau po 5-10 tūkstančių konteinerių kūrimą. Tai ten ta mintis tokia atrodo, nu taip šokau tokia, ką daryti, iš karto į sistemą čiukštis įjungiau, kad greičiau mane pamatytų. Aišku, aš supratau, man to tarpu atrodė, kad jis ten visiškai šalia praeina. Nu, bet tas visiškai šalia, vis tiek kokie 1,5 jūrmylės. Nu, arčiau jūrmylės ten skaitosi nėra šalia. Tai 1,5 jūrmylės kokie 2 kilometrai nuo manęs. Bet to tarpu atrodė, kai jis į mane pareina. Ta rakursą, kai pamačiau, o pas mane viskas išjungta, man toks šokas, kad galvoju, aš tai nematomas jam visiškai. Bet susidurti vandenyne, tai čia yra taip pat kaip 2 adatas vieną į kitą šieno kupetai sujungti turbūt, va čia panašiai. Nu tai jo, tai praplaukė, bet toks lengvas šokas buvo. Nuo Australijos jūs tiesiog paėmė iš jūsų, kiek buvo atstumas? Tai pagal dienas aš vertinau
maksimaliai 6 paros jau finišui, bet pagal tempą, jeigu net audra, tai aš gal būčiau per 2,5 paros gal būčiau atsidūręs. Bet vis tiek būčiau turėjęs kažkur laukti, kad truputį tas taifūnas praeitų. Bet jisai turėjo kitokių planų, tai užplaukė, susidūrėm anksčiau su juo. Greičiau atvarė pasisveikinti. Išbandė. Bet jeigu viskas būtų pasakęs, kaip tu norėjai, kaip tu tada būtum atėjęs namo? Aš tai sakau, kad turėjo būti taip, kaip turėjo. Aš net nenorėčiau kito scenarijaus, kad, kai sako, jeigu tu būtum saugiai į krantą parplaukęs, tai aš sakau, turbūt vis tiek nebūtų tiek to rezonanso buvo, nebūtų tiek sužinojęs, kad ir, pavyzdžiui, pasaulis apie tą plaukimą, o mano toks tikslas buvo išnešti žinutę Lithuanian Stands Together, kad ko aukščiau. Tai aš manau, kad pamatė tą žinutę daug kas. Dar norėjau paklausti, o čia nebuvo jokio dangčio? Ne, čia negalėjo būti. Tiesiog jeigu banga eina, tai čia... Jo, taip ir eidavau. Jeigu jau ir kloju, jeigu jau pareina banga, tai dažniausiai, jeigu spėjai paleisti irklus, spėjai. Jeigu nespėjai, dažniausiai vis tiek griūni, įsikimbi irklus, kad neišplautų, nes retai kada prisisekdavau. Čia yra prisisegimo trosai, nes pagal viską turi būti visada prisisegęs, bet kadangi valtis saugi, ragai, viskas, aš taip jau pripratęs buvau neprisisegti. Bet buvo išmetę už borto? Ne, kaip išmesti, tai nebuvo tokių. Labai sunku būtų teoriškai, nes tu, jeigu ir krenti, nebent trinkteliai į galvą, prarastum sąmonę kažkaip, bet tiek nebuvo tokių baisių momentų. Bet žodžiu, už pinigus jokius nenupirksi tokių įspūdžių. Ir nesuplanuosi su jokiam scenarijui. O koks planas yra šitos valtės toliau? Viskas priklauso nuo pačių muziejų noro ir galimybių. Būtų labai smagu, kad būtų išsaugota. Vieniems gal taip, kiti, kai aš sakau, yra ir tokių, kurie iš šiukšlyną mano reikia išmesti. Visada tokių žmonių atsiranda. Svarbu, kad kažkur tai būtų prieinama, jau būtų turbūt gerai. Anksčiau ar vėliau turbūt vis tiek. Nes prieš porą metų čia kaip tik buvo, bet mes matėm, kad dar sveika valtis. Jo, tai čia pernai dar galėt matyti. Pernai prieš startą. Iki rugpjūčio mėnesio prabuvo jinai, paskui jau iškeliavo. Psichologiškai labai stiprus, kad tiek laiko būti jūroje, visą laiką vanduo aplinkui, nenaisi kokį. Bosta, bet, kai sakau, pasirinkimo kito nėra. Ką tuo momentu, kai sakau, gali daug ką padaryti. Sako, ką reikia daryti? Sakau, nieko gali ir paverkti, gali ir pašaukti, ir pasijuokti, o ką. Tai niekas nepakeis. Eit miegot gali, jeigu neatsibodom. Vis tiek. Gal dar dviese kažkaip, vis tiek lengviau, bet... Tai niekada vienas nesijauti, žinai, kad Dievas šalia kažkur, tai kai labai blogą pasimeldį. Atvirai taip ir plaukiai, mačiau, kad tai buvo uždangos, ne? Nebuvo niekada. Kitą tokį šoninį vėją. Taip ir atlaikai, jeigu būtų šonis, neatlaikytum. Jūrlygį atvaikyti jau čia yra. Ne, aš sakau, jeigu būtų nors vienoje pusėje uždangalas, tau būtų tik blogiau. Tave verstų ant tos pusės iš karto. Ne, vienai įsivaizdavau, kad uždaro tipo jas. Ne, tik kabinas, viena ir kita uždaros. Čia atvira. Tai buvo ir tokių naktų, kada, sakau, labai karšta, didelis vėjas, negalėjau ten miegoti, tai jau čia miegojau. Aišku, malonumo menko, kai tu ten susisuki į nepralijantį tą apsiaustą, nesvarbu, kad ir nepralinsi, vis tiek, kai gauni bangą, tas vanduo randa, kur pralyst, tai kad viena laimė, kad tas vanduo ganėtinai šiltas, bet vis tiek nėra malonu. Aišku, guli, tas vanduo sušyla po tavim, tai toks... Tai čia jau apie tavę negalvoju, jisai visada toksai bus. Aurimai, koks vandens temperatūra? Tai kaip ir oro turbūt, aš manau, tokia pat, 26-27. O tai miegant tą valtelį taip ir stoji, duriuoji. Kaip plaukia jinai. Eina, pastatai kursą maždaug, kur tu maždaug nori, kiek įmanoma, tiek link ten ir plauki. Kadangi, vis tiek yra, kaip pavyzdys, tikslas iš čia į čia pasiekti, tai jeigu tu plauksi, kad ir šitaip, tai tu vis tiek reiškia plauki į priekį. Tai kitą dieną plauksi taip, bet tu ir koreguojasi tada maždaug, kaip tau maždaug reikia link to. O tai kiek valgyti reikia pasitikti? 8 mėnesiams skaičiavau. Gal biškai. Vandenį gaminausi. Kaip reikia? Gelintuvas. Pasiruošti, mes einame prekybas. Tai aš irgi buvau pasiruošęs, 116 kg svėriau, kai išplaukiau. O su kiek grįžai? 91.
Tiek dienų neiti parduotuvę įsivaizduoji. Nu, kaip apsimoka? Apsimoka. Nori, ko nors būt negausi. Penkinės džiungės, kaip yra, kas nėra. Tai pataupyti teko, ne? Nu, koks tas sutaupimas, viena porcija tokio maisto įprastai kainuoja apie nuo 9 iki 12 eurų. Tu per dieną suvalgai mažiausiai kokius, nu taip, už 50 eurų paskaičiau, mažiausiai. Nu tai labai brangus maistas liofilizuotas. Jis turi būti išdžiovintas, specialiose pakuotėse, nes kiti, kodėl karinio davinio neimi? Nu taip, teoriškai galim, bet jis yra sunkus, 3-4 sunkesnis. Ir jisai, ir plus labai stipriai atsibostantis ir netoks didelis racionas jo. Jau spėjai, po kiek laiko jau svajoja apie skanų šeimos maistą pagamintą? Tai ganėtinai greit pradedi svajoti. Jau pirmą dieną. Pirmą ne, dar turėjau ten, atsimenu, kažką ten įsidėjo. Kiek laiko prireikė, kol atsistatėjai? Tai dar vyksta atsistatinėjimas, aš manau, kad vis tiek duoda sąnariai, viskas jaučias biški, kad labiau taip išsikroju, bet su laiko atsistatys viskas. Oi, psichologiškai krantą išlipęs atsistačiau. Jau buvo lengviau. Na jau matys palikti. Jau psichologiškai buvo jau, kai žinai, kad krantą paliesi, jau gerai. Kažkas naujuose projektuose gal jau gvildenas? Sakau, artimiausi planai tokie paprasti žemiški, o tokius didesnius matysim, laikas parodys. Yra tų minčių dar. Bet tai visiškai buvo paskendusi. Ne, taip ant tos pusės persvirus viso. Ant tos tiksliau, ant tos, kur blogiau, čia viskas daugiau nusilupė. Nu, svarbiausia, kad sveikas gyvas. Tai faktas. Joks materialus turtas neatsvers gyvybės. Žmogus neskęstų. Tai ar gausi gydymą? Vis tiek į vandenį. Nu dabar išaiškės, kadangi gavau tą sertifikatą, tai pagal jį dabar Gineso rekordui yra paduota būtent jisai. Čia laiko trunka? Nu trunka, iš tikrųjų, ten visi faktų tikrinimai užtrunka. Tai vien 12 savaičių, vien tik tais pažymai pateikti ir gauti, ką reikės jiems pateikti, užtruko. Yra mokama, yra 750 eurų moki, ten gauni greičiau per 5 dienas, bet kadangi tai pinigais neskraido, kai sakau, pats nesipurtau jais, tai reikia pataupyti. Kai sakau, man tai nėra tiek svarbu, kai sakau, čia daugiau, tai kad jau čia yra įvertinimas man, kad jau pripažino plaukimą, tai jis reiškia užskaitytas. Tai kaip jis sako, juk yra labai daug spekulacijų, kurie, iki jisai neperplaukia, jisai sako, jisai, daug kas irgi taip, komentatorių paskaitytum, juk labai daug ekspertų Lietuvoje, kurie mano kitaip. Čia išgelbėjimo tarnybos. Australai. O kai jie tave išgelbėjo, nesakė, koks čia durnius plaukia. Ne, taip nešneka. Nu taip. Rodė pagarbą labai didelę. Jo. Apmokėjo bilietus patys, mano gelbėtojai apmokėjo man bilietus, kad mes iš Sidnėjaus atskristumėm iš Kernso, iš kitos Australijos pusės atskristumėm į Melburną. Nu taip. Nes jie sako, mums ne visada pavyksta su savo gelbėtojais pasikalbėti, su savo išgelbėtaisiais pasikalbėti. O tai, sako, mums bet kuriuo atveju turi labai didelę vertę. Nes tai, kas, pavyzdžiui, būna pratybos, tai yra viena. O kada, pavyzdžiui, tu jau realiuose situacijose sudalyvauji, tai yra visiškai kas kita. Tie patys laivo įgula irgi tą patį šnekėjo. Kai tu yra ten, kai sakau, tai iškamša, pas juos ant to laivo denio užmesta ir sako, tai iki šiol mes gelbėdavom, imituodavom pratybą, mesdami šitą. Oskarų vadino, Oskaras. Sako, metam Oskarą. Sako, tu dabar Oskaro dubleris gavais. Bet mums sako, neįkainomės, tas yra pratybos, kai tu su gyva žmogum, realioj situacijai ir kai tu turi paskiau medžiagos iš ko mokintis, kaip ką daryti, kaip vertinti situacijas, nes tai ne vien tik, sako, mūsų įgulai, mes juk, sako, to dalykų dalinsimės ir su kitais. Pamokas visiems. Faktas. O kur sako, čia įmeti ir standartiškai, procedūrą. Jo. Tai kiekviena situacija mokina.
Ir kai, aišku, atsiranda tų spekulacijų, oi, tai kiek tau kainavo tavo išgelbėjimas. Nu, bet, sakau, tai Lietuva neskaičiuoja, kiek yra švedų, ten norvegų, ar ten ir tų pačių australų išgelbėję, buriuotojų ar dar kažko. Tiesiog vyksta ir vyksta, niekas savo norų ten nepakliūna. Tai sakau, nu, tai jeigu jau taip jau negalit ir negelbėkit, tada jau ten, nu, iš kur tau žmogus. Nėra, pagal Ženevos vienose ten konvencijos. Visi žinojo. Ką? Žinojo visi. Sėkmės. Ačiū. Į televiziją iš karto sužinojo. Visiškai man nesvarbu. Kiek yra svarbu, kai tave išsigelbėjai, dar kad ar tu pakliūsi ar nepakliūsi tą televiziją. Taip, bet ne, bet gal girdėjai, kad sakė, o, toj televizijai. Ne, tai buvo visur, visos kanalus rodė. Australijoje, kai išlipau į krantą, jau ten žmonės atpažindavo. Nu, tai tu supranti, kad ten prasisuko, bet, tai sakau, ne tas svarbiausia yra. Tokiu momentu. Dar borto yra va čia suviniuota apsaugos tokios. Tai jas nuplėšė, bet aš matau, jas suviniavo čia įdėjo kai kurias. Jo, dėl to jis biški varžtas atrodo kaip nedasuktas, o iš tikrųjų jis viskas tvarkoja. Ne. Jis turėjo palysti tiesiog po tą apačią. Gedimai? Nu, FOIaus. Ne, FOIaus generatorius buvo sugedęs. Nu, gavo tos drėgmės tada ir tiesiog sugedo. Toks vienas pagrindinių man, kur buvo toks nuostolių. Starto metu pakrauta su maistu su manim tona 550 buvo. O šiaip, va dabar jinai, be papildomos įrangos, jinai tik su pagrindinė įranga 750. Sarginius irklus turėjot? 3 poras buvo. Po 2 poras buvo iš šonų, po 2 irklus sukabinta, tik tais, kad man neišliko. Tokie patys visi? Kaip? Visi vienodi? Jo, pusiai buvo, jos nukabino, šitie buvo įkritę į vandenį, bet jie buvo, mačiau, ir dar 2 buvo ant denio. Tai tie 4 dingo tiesiog, nu, kol parplaukė, o tos 2, kurios nuėmė gelbėtojai ir man atplūkdė ir vėliavėlės galinės, nes čia dabar uždėtos naujos yra ant galo vėliavėlės. Iš galo ten matosi. Tai jos liko čia, ta prasme liko pas mane, o šitie originalūs irklai, va čia iš Australijų, kur aš parėjau ir kartu su valtim parkeliaudavau. Ja, labai stipri lietuvių gamintojai, Lietuvoje gaminami. Jo, pasaulinio lygio. Bračiai yra top 3 pasaulyje gamintojai. Nu, o kur sportininkams irklus? Tai čia ir daro jie. Ir olimpiečiams, ir pasaulio čempionams viskam. Vakar kaip tik vyko sprinto varžybos paplūdimio, tai irgi va Bračios irklais visi irklavo. Atranka, tarp kitko, lietuvis paėmė 1 vietą, Žygintas apgynė titulą. Ir aš, kai sakau, dedu labai didelės viltis, kad mes dabar olimpiadui Los Andželo turėsime bent jau pakrančių irklavime irgi medalių, nes turim labai stiprius irkluotojus pakrančių. Tai. Ir dabar yra įtraukta pakrančių irklavimas irgi į olimpinę sporto šaką. Matysim, kaip. Nu, tai dabar, va, sakau, gal vis pabiškai populiarės gal. Ai, čia dėl tų, čia nedaug dievė pradedi pats prašyti projektų, čia visada pats sunkiausias dalykas yra, visada rinkti biudžetą. Kaip bebūtų, visada reikia. Finansai. Nu, bet kai turi daug noro, tada nuo savęs dedi ir viskas, ir negalvoji. Norai turi kainuoti. O, anūkas man atkeliavo. Nu, ateik, Mantvidai. Ateik. Nu, labas. Lipk čia, į valtį. Lipsi? Nu, stokis. Batas nukrito, uždėsim. Nu va, vietoj senelio. Nu, tik neiškris, gerai. Taip, kad ir tai buvo labai apmaudu. Nes pagrindė dar ką dariau, dar derinau tą tokį, sakau, gal yra tai galimybė paimti valtį, nes, nu, žinai, kad jeigu paliksi, gali ir neberasti.
Tai, bet kažkaip išlipant iš tikrųjų buvo ta mintis, kad vis tiek dar susimatys. Tokia, nu, jo nuojauta buvo vidinė, kad dar kažkada pamatysiu. Tai, nepavydė. Kai tiek nuplaukiau, supranti, kad nebetoli. Kiek dienų užtruko? 138 dienas, 21 valandą, 23 minutės. 138 dienos, 14 000 kilometrų. Nu, 13 310 jau toks faktinis Kiek gaunas. čia per dieną kilometrų? Tai čia turbūt gaunas virš 50 jūrmilių gerokai, aš manau, kažkas plus minus. Nu, čia tempas geras. O kam tą patį kartuoti? Yra ir neperplauktų vandenynų, aš sakau. Nu, jo, teisingai. To pačio pakartoti jau čia neįmanoma, aš manau. Gal ir nelabai norėtus, gal tą patį. Tokį technišką klausimą, buvo koks nors, kad tarkim iš Australijos krantų į Amerikos pusę plaukti? Ar buvo kažkoks? Ne, neįmanoma. Neįmanoma net plaukti? Nes srovė yra netaip susiformavus. Galvojau, kad... Ta centrinė pusiausrovė jinai netokia stipri, kad jie galim būtų naudotis. Bet tada jau įmanoma nuo Japonijos plaukti link Vašingtono maždaug. Ten yra srovė. Okay. Bet būtų ilgiau tekę tada Ne, ten kaip tik trumpesnis atstumas gaunas. Nereikia žiūrėti žemėlapį. Žemėlapis yra visada klaidingas. Jeigu taip pasižiūrėti, jisai visai kitaip. Ten mažesnis atstumas gaunas. Tai nebuvo pagundų mažesnė? Ne, man norėjosi būtent to. Ko ilgiau? Ne, tikrai ne ko ilgiau. Norėjosi realiau. Kaip to su vairu irgi nulaužė? Nu, vairą, kaip matai. Čia man toks labiausiai iš tikrųjų nuostaba ir buvo su to vairu. Net protų nesuvokiu, koks smūgis turėjo būti. Nu, aišku, nuo to vartymas taip ir gauna, žinai, kai pareina visų svorių valtis šonų. Tai va, matai, greičiausiai, aš taip įtariu, va čia va, turbūt buvo užtempta ta vieta. Ir galbūt nuo čia va, turbūt ir... Neįsivaizduoju, aš kito paaiškinimo neturiu. Žemyn dar buvo... Tai kokie 5 cm kokie dar buvo, jo. Ne, atlaikė. Va čia labai mane stebina tas. Paprasti klijai, čia paprastas plevelės sudėtos, jo. Paprastas plevelės. Šitie lipdukai visi labai gerai išsilaikė, žiūriu. Tai pati plevelė nepriekaištingai atlaikė. Turiu omeny, visi lipdukai. Jo. Niekas ten nusilaupė. Čia tikrai nebuvo. Nu, didžiausias bangos būdavo, didžiausias smūgiai būdavo per čia. Va čia bangolaužis į tą vietą pareidavo, daugiausiai. Jo, nu aš nesakau, būna ir tos uždengiančios bangos, kurios eina per viršų, per visur, bet daugiausiai šiaip iš šonų. Bet atlaikė tai nerealiai, žiūrint, atrodo, lipdukas čia tikrai nespecifinis į kažkoks. Ne, paprastas lipdukas. Kur kokybė daryta. Nu, nieko nebijo. Ir neišbluko, daug kas sakė išbluks, o neišbluko. Jo, tik aš sakau, ant kiek stebina mane, va šitas daiktas ant kiek atlaikė, o čia užlankstė varžtai užlinko. O šitas atlaikė. Šitas daiktas kainuoja kaip maišas šitų kampukų. Šitas, o Jezu, tas kainuoja kokie, nu ne, koks nuo 60 iki kokie 80. 2,20. Na, nu čia irgi nerudinčia plien kokie 5 eurai gal. 5, nebūnė. Jo. O vėliavėlės rūt netlaikė. Ne, čia naujos yra. Jau viena yra kažkur, šita yra viena infocentre, čia vat, muziejus atidaviau miestui tada, o trispalvė Lietuvos nacionalinis muziejus pasiėmė. Atidaviau muziejui. Bet tokie pat stovai originaliai, viskas, ir vėliavėlės, viskas tokias pačias. Tik šitos naujiems iššūkiams. Atsiprašau, Aurimo, jūs ją atkursit? Nu, dar nežinau iš tikrųjų, kaip bus. Nes per daug kainuoja? Ne, tai atkurt kas ir yra, pigiausiai kainuotų. Tai, nu, aišku, visų pirma, palikti ją taip, atkurti kas būtų, sunaikinti viską, kas yra, kas matosi, va čia va tik tais. Ir man daug kas sako, nu nedaryk, sako, mums įdomu tokia, kokia jinai atlaikė, kaip jinai atrodo. O taip, kad sutvarkyti korpusas, tai jisai praktiškai nenukentėjęs, tikrai, galima tvarkyti būtų. Ir lengviausiai būtų, negu kad naują dabar gaminti. Bet laikas parodys. Ta korpusą gaminosi Šiaurės jūros šturmai. Šiaurės jūra norėjo plaukti. Nes buvo bortai aukštesni dėl bangų padaryti, nes jūrose aštresnės bangos tokios gaunas. Vandeninė jos ilgesnės. Only this cabin
the closet Yeah, yeah. and garage And cabin. during the night, what did you? Of course, I'm sleeping inside. And water came into the. Yes, to the fur. Okay, therefore I thought maybe it was opened after. No. It's open anytime. It the must be same open. as it was. Only the. Was Only on, the on side rowing. outside. Yes. Perfect. Good. Very good. Das ist der gerudert ist. It's just, just he's looking now after typhoon because Yeah. I'm going to a very big storm Yes. and survive 4 category typhoon. And you had to stop the tour? Or? Of course, because after that my boat was sinking. And where did you stop? Yes, this emergency for cost saved me. Here. No, in Australia. In Australia. And then you the go coast. for. And afterwards you. After just after I'm spending this boat 139 days Yeah. and row about 40,000 kilometers And your intention was to row? for supporting Ukraine. Yeah, but you okay. wanted to row further? You wanted to row around the world, or what? Did you For this road, I am the first Yeah. from San Diego to Brisbane. Yeah. Very good. Okay. Congratulations. Congratulations. Thank Mach you. ein Bild, Hannes. Hopefully Ukraine will help. Where are you from? It will From Germany? From Austria. 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 Okay. Vienna. Vienna. Yeah. I know this. And I was we on. are very. Yeah. Yeah, Und okay. gib die Brille runter. Okay. Good. Yeah, you can read more about that in my website. Okay, we will Yeah. read it. Here. aurimasmotkus.com. And you can choose English language. Too. Yeah. Hast du es But vor? you are Lithuanian. Yes, from this city, from Klaipėda. I'm born here. So, kannst du Hannes, magst du ein Foto von dem? Hat er schon gemacht. Okay. Best wishes, good luck. Thank you. Best wishes for Austria. Leiskit paspaust didelį ranką. Nu, baig. Didelį nevadinkit, galit spausti.